Sveiki, brangiai. Noriu šį kartą pasidalinti su jums. Tiesiog pabendrauti apie tokią temą. Manau, kad ji visiems turėtų būti įdomi. Apie dešimtinę grąžinamą Dievui. Arba aukos paprasčiausiai aukojamos. Nes mes krikščionys esam skirtingų dominacijų yra. Vienose renka, kaip sakant, aukas, aukoja, o kitur grąžina Dievui dešimtinę. Bet tai vis tiek susijęs su žmogaus širdimi yra. Ir su sąžine, su gerumu. Ir kai klausaisi žmonių pasidalinimų tokiomis temomis, tai vis tiek susidaro tokia nuomonė, kad vis tų pinigų trūksta. Ir bet kur tu besiklausytum. Jeigu klausytumėsi, kad šneka valstybės tarnautojai, tai ir dabar apie tuos visokius mokesčius, apie viską, visą laiką visiems vis laik tų pinigų trūksta. Kur ką beišgirsi, niekur nieks nesako, kad jų yra daug ir per daug. Visados yra trūkumai. Dabar klausimas, kodėl? Bet aš nekalbu apie valstybę, nenoriu kalbėti, aš noriu kalbėti apie krikščionis, apie mane, apie save, kaip sakant, apie jūs. Kodėl mes taip šykščiai grąžiname tas dešimtinės ir aukojame aukas. Nejaugi, šventame rašte tikrai yra parašyta apie laikus, kad žmonės pasidarys šykštus. Jie bus mylintis malonumus ir aš ten dabar pažodžiui tikrai nepasakysiu, bet toks charakteris žmonių, kad žmonės tokie pasidarys. Visais laikais visokių tų žmonių buvo ir čia nieko nuostabaus, aš manau. Bet tai gali būti dėl to, kad mes gyvename tokiais laikais, pasidarėme šykštus, kūpus, o Dievas visados mokė mus dalintis, kaip sakant, visu tuo geriu, kurį mes gauname iš Dievo ir gražinti tą pačią dešimtinę ar tas aukas aukoti. Ir kodėl trūkumai yra. Aišku, žmonės, aš suprantu, kad nėra žmonės kvaili. Ir tie, kurie netgi sugeba uždirbti daug pinigų, tikrai jie turi būti apdovanoti Dievo išmintimi, sveikata, sugebėjimu. Nes reikia kažkokį verslą ar kažką sukurti, kad tų pinigėlių uždirbti. Nekremta tie pinigai paprasčiausiai iš dangaus. Dievas laimina, bet nebarsto iš dangaus pinigų. Vis tiek kažkoks turi būti įdirbis į tai įdėta. Taip. Ir kaip čia gaunasi tada? Tada tas žmogus protingas, kuris uždirba daug, jis vadovaujasi, kaip sakant, kad uždirbti tų pinigėlių, kad Dievas laimina per tai ir jis gražina didelę dešimtinę. Ir tas, kuris mažiau, jis mažiau, bet Dievas į tai nežiūri, jis žiūri širdį. Ir tada išeitų šitai, brangieji, kad mes žmonės daugiau galbūt, galvoju, nepasitikime tais žmonėmis, ne Dievo, o tai žmonėmis, kurie paskui pagal Dievo valią tuos pinigus turi panaudoti. Aš galvoju, kad bėda yra tame ir dabar pabandysiu pagrįsti tą savo teiginį. Vienas teiginys būtų, aš taip pat pagrįsiu Dievo žodžiu. Mes žinome ir skaitome, kad Jėzus, kada vaikščiojo žemėje su savo mokiniais, jie taip pat turėjo iždą, o iždą valdė Judas. Kad išdavė Judas bučinių Jėzų mes žinome, bet žinome, kad dar jis ir vogė pinigus. Tai tada žmonės, kai perskaito šventą raštą ir pagalvoja, jeigu viešpat žinojo, kad jis vagė ir jis jo nesudraudė, tai gali būti ir šiandien taip pat yra vagiami pinigai, kažkaip skirstomi neteisingai, ne pagal Dievo valią, kaip mes prašome ir meldžiamės. Mes kada gražiname dešimtinę arba aukojame aukas, mes sakome viešpatie, šitie pinigėliai surinkti tegul būna panaudoti pagal tavo valią. Bet jie nepatenka Dievui tiesiai į rankas. Dievas tuos pinigėlius turi panaudoti per žmogų.
O jeigu tada Dievas ir visa mokinių grupė pasitikėjo Judu, bet Judas vis tiek vogė, tai šiandien gali būti taip pat. Tai sakykime, mes žinome, kad pati didžiausia ir seniausia tradicinė bažnyčia, jau 2000 metų egzistuojanti su viršum, renka pinigus visus tuos metus, visus 2000 metų. Ir šiandien, kurie gyvename, mes vis tiek girdime, kad tų pinigų trūksta. Tai įsivaizduojat, 2000 metų rinkti pinigus ir dar neprisirinkti. Keistai žmonėms atrodo. Jau turėtų būti perteklius, o vis tiek yra trūkumas. Kiti klausimai žmonėms iškilsta, kai mato, kaip gyvena, nes deklaruojama yra, kad nereikia būti šikščiam, dalintis, būti kukliam. O ypač tie, kurie kalba šitaip šneka, mes matome, kad jie važiuoja geriausiomis mašinomis brangiomis, sakykime, tarnautojai kokie bažnyčių. Ir prabangus telefonai ir taip toliau. O kalba apie kuklumą. Tai ir vėl mes šventame rašte randame, kad Jėzus sako fariziejams, jūs kraunate žmonėms naštas, kurių pats nešti nenorite. Ir mes pasižiūrim šiandien, matome, ir mes taip pat ir galbūt ir galvojame, aš paaukoju tuos pinigėlius, duodu, o jie neatitenka vargšams, tiems, kuriems trūksta. O kažkaip tie, kurie turi, tie dar daugiau turi. O kurie neturi, iš tų bus visai atimta. Bet šita vieta netinka šventame rašte prie to. Ir brangieji, tokie visokie klausimai iškilsta žmonėms. Ir manau, kad šiandien žmonės yra vis tiek gerų žmonių, geros širdies, ir jie nori dosniai aukoti, dosniai gražinti Dievui tą dešimtinę ir galbūt daugiau negu tą dešimtinę. Ir galbūt kaip tam jaunuoliui, kad sakė, eik viską išparduok ir išdalink vargšams ir sek paskui mane, sako Jėzus. Kažkodėl jis nepasakė, kad eik viską išparduok ir nunešk į šventyklą vyriausiajam kunigui. O aš jau jam pasakysiu, kaip tos pinigus panaudoti. Žmonės tokia šventas rašto vietas perskaito, žmonės tiesą pažįsta ir pažinodami tiesą, žinodami, kad pinigai nepatenka tiesiogiai Dievui į rankas, ir jie ne to, kad nepasitikė Dievu, paprasčiausiai nepasitikė žmonėmis. Tie, kurie užima kažkokias aukštesnės pareigas. Ir iš tikrųjų, aišku, aš manau, kad galima suprasti šito žmonės, nes valdžioje visur grobsto, visur tik tai jie prabagotėja, algas gauna geresnės negu paprasti žmonės. Žiūrint sakykime, į kunigus ten, ir vėl taip pat matome, kaip jie rūbus ten turi, jau vaikšto su tokiais rūbais, kokie jiems priklauso, bet kaip, sakykime, iš seniausių ir tradicinių bažnyčių žmonų jie negali turėti, vaikų negali turėti, liktai tam kunigėliui vienam tai reikia ten tik maitintis, pragyventi, o vis trūksta ir trūksta pinigų. Ir dar sako, kad ir tų pačių tarnautojų, ir kunigų trūksta, pastorių trūksta, kurie turi šeimas, žmonas, vaikus. Kodėl trūksta? Galbūt nenori tarnauti, nes maži tie atlyginimai. Tai tie maži atlyginimai, kodėl? Tai todėl, kad mes mažai aukojame. Taip išeitų. Čia viena iš galimybių. Arba kita galimybė yra tokia, kad žmonės galbūt ir neaukoja labai mažai, bet kažkas, kas skirsto tos pinigus ir atlyginimus pastoriams, tiesiog jie yra šykštus. Gal jie tuos mažus atlyginimus duoda. Ir tada iškyra klausimas vėl, o kodėl? O todėl, kad tikriausiai nebe Dievas sprendžia, nes mes žinom, kad Dievas myli. Ir tikrai Dievas nėra
jeigu jis mus apdovanoja viso, ko mes turime ir mums tai reikia tik 10 dalį gražinti, 90 mums lieka ir kuo tu daugiau aukosi, Dievas sako, tuo aš tau dar daugiau, tu dar daugiau aukosi, aš tau dar daugiau duosiu, todėl kad Dievas mato širdį, brangieji. Va, tai ar mūsų širdis yra šiandien tokios? O galbūt mūsų protai nėra dar visai buki ir mes galvojame, kad Viešpatie tie pinigėliai ne pagal tavo valią nueina. Bet kaip, brangiai, jūs manote, kodėl šitaip yra? Vat, visą tą, ką aš kalbėjau. Ar tikrai jau dabar tokie laikai ir visi žmonės šykštus pasidarė ir mes tik savimilos ir nenorim nieko dalintis ir Dievui gražinti? Nu, Dievui gražinti čia taip yra aišku pasakyta, gražinti Dievui, bet nepatenka Dievui tiesiai į rankas. Tada turime pasitikėti tais tarnautojais, kurie paskui tuos pinigėlius kažkaip tai dalina. Dar norėčiau paliesti trumpai, kad dešimtinė žmonės taip pat supranta, kad anais laikais buvo kam renkama šventyklai. Šventyklai ir tiems, kurie šventykloje tarnavo, nes jiems kažkaip reikėjo išgyventi. Jo, šiandien to šventyklos nėra. Šiandien yra pasakyta taip, pabandysiu prisiminti. Apaštalas Paulius sako, argi jūs nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir šventoji dvasia gyvena jumise. Tai reiškiasi, kam pinigėliai, kokiam išlaikymui šiandien turi būti renkami? Mūsų išlaikymui, brangieji. Nes mes esam šiandien šventikla, mus reikia išlaikyti. Ir gali žmogus pasimesti visai. Tada parašykit, brangieji, kaip jums atrodo. Iki pasimatymo. Te laimina jūs Dievas.